Tai ką, labas rytas. Aš tai mano vietelė. Važiavau šituo keliu į apačią ir tokie gražūs slėniai. Pamačiau žvyrkelį ir nusileidau, pasižiūrėjau. O, galvoju, puikia vietelė. Nakvyniai. Tik nieko nežinau apie tą sireną. Automobiliai tai praktiškai nesigirdėjo. Tik ta sirena, kas 3 sekundės. Ir nieko, kimba į kelią. Apie 10:08. Varau. Nu, keliukas tai labai gražus. Apelsinai auga, citrinos, šunys loja. Labai gražu, gal reikia vieną nuskinti. Įsipurkščiai į gertuvę. Eina savo geras, važiuoja per tokį sodą citrino, keliuką pėsčiuoja ir nemažai žmonių čia vaikšto, vietiniai ir sveikinas kiekvienas su manim, tai taip labai malonu, šiltai priema. Geras. Nu, rytas tai fantastiškas. Biški klaidžioju, nes navigacijos stačiau kompiuteryje ne nuo tos vietos. Tai va, su Google Maps truputį sunkiau yra atrasti tinkamus kelius, bet viskas tvarkoja. Turiu šiandien laiko, anksti atsikėliau, galiu ir pasigražėti ir pasimėgauti akimirką svarbiausia, o neskubėti ir skaičiuoti tos kilometrus. Ištraukiau daiktus, nusirengiau ir buvau susidėjęs daiktus čia ir jų neprisisegiau. Lemba važiuoja kažkaip minkštai, kažkas persibraukė per koją. Gal batas iškrita. Po to žiūriu per tolį kepurėlę. To žiūriu ir kojinę. Bet aišku tik viena. Važiuoju keliu, miestelės Zurgeną ir patekau į turgelį, tokį kermušiuką. Nu va, jeigu būčiau kelnes pametęs, jau būčiau galėjęs nusipirkti čia. Keistai uždaryta gatvė, keli prekeiviai, čia gal savaitgalį bus kažkas rimčiau. Oi, kokia laimė, šiandien tik 2 kalnai, kuriuos turiu įkopti. Vakar buvo 7, užvakar 11, bet vakar tie 7 tai buvo vienas bosas, kuris dar iki šiol primena apie save. Jausmas kojose primena apie tai. Tai va, oras geras, išvažiavau laiku, toks kol kas pavyzdinis rytas. Smagu labai, geras. Kaip baisiai miškas paliktas, kitaip nei aš, nei dulkelės nepalikau. Grazie. Adios. Adios. Nusipirkau atsarginę padangą, nes ta galinė jau tokia įtartina yra ir turiu mintį dar galbūt sukeisti vietom ir šitą vis tiek pasilikti, nenaudoti dar jos.
Jeigu tikrai suvarysiu, tai tada keisiu ir kamerą, ir padangą, nes ir kameros irgi ilgai nėra keistos. Nu, truputį svorio prisideda, bet nieko nepadarysiu, tokia yra kaina. Dabar jau galiu būti ramus, jeigu kažkur tikrai susivarysiu padangą, neteks vilkti dviračio, galėsiu ramiai pasikeisti. Svarbiausia turėti vandens ir įrankis. Good. Aha. Water? No. Okay, thank you. Gracias. Dar vandens pasiūlė. Prisipučiau padangas tą pačią progą, nes turiu rankinę, bet su ja yra vienas vargas pūsti ir juolab, kad gal tik iki 5 pučia, tai tokia daugiau avarinė situacija. Ziptaju paprašiau, prisitvirtinau padangą čia, nes jau vietos tikrai niekur nebeturiu kitur. Jau dviratis kaip eglutės karota yra apkarstytas, bet viskas tuo tvarkoj, padangą turiu. Vienintelis buvo dalykas, dėl ko šiek tiek nerimavau. Dabar viskas ramu. Ahoj. Nu gerai mane užtempė vyrukas. Važiavau, toks susisvajojęs, dairaus ir pastebėjau, kad kažkaip nedirbo ant tempo, tai grožiuosi iš vienos pusės, bet iš kitos pusės labai mažai kilometrų surinku. Ir mane aplenkė vyras su plentiniu dviračiu. Galvoju, reikia bent truputį pavažiuoti su juo ant rato. Ir važiavau ir taip sutapo maršrutas, kad 15-17 kilometrų aš jam ant ratas sėdėjau. Tai labai esu dėkingas jam ir po to jau, kai išsiskyrėm, nes jisai žiedą apsisuko, padėkojau, tai jisai juokėsi, bet taip labai ir ta prasme rodė, kur duobės yra ir kad posūkis ir kad ten dar, ta prasme labai aukšta kultūra ir supratau, kodėl su manim nesisveikina, nes mano lietuviškas kuklumas yra nuo vairo tiesiog pakelti ranką ir viskas, o jie tai kelia pilnai, va taip, tai kad matytųsi akivaizdžiai. Tai žodžiu dabar pritaikysiu šitą praktiką irgi važiuodamas. Ir dar, kai sėdėjau ant rato tam vyrukui vos neprisidirbau, važiavom per visokį ten ir žvyrą, ir truputį duobių buvo, ir pradėjau girdėti žum, priekinis ratas, kad trinas kažkas. O pasirodo, per duobę važiuojant pakrito, nors taip neturėtų būti, ir pradėjo čia zulinti tą padangą. Žiūriu, čia skylė, o čia dar įdėta yra kaip tyčia šitoj vietoj koliukai, nes matas raudonas spalva, tik vienintelė yra koliukų raudonas spalva. Tai žodžiu, vos aš čia neprisižaidžiu. Ok, tai ką, kimbu į kelią, užkandau, ne taip pilnai su salotom, nes pagalvojau, kad retai salotas valgau, tai kur geriausiai? McDonald'e arba Burger King'e salotas pasiimti vietoj bulvyčių. Ok, važiuojam. Tvarkiau priekinę tą kuprinę, bet tie pasikrapštymai žiauriai daug laiko atima. Iki. Labą. Taip. Kol kalbos sėdžiu, tai pravažiavau savo posūkį. Ir grįžinėdamas per kitą keliuką vos negriuvau. Bet jau mačiau, kad šlapia. Pasipuošiau padangas
purvais. Nieko sausas kelias nesivalys greit. Svarbu greičiau išvažiuoti šitos atokaitos. Kažkaip sunkiai minas, vėjas, karštis, dar kelias toks nelygus, bet nepaisant to, aš vis tiek sugebėjau truputį nugrybauti. Esu į navigacijas įsivedęs vieną, o dabar keliaudamas dar sugalvojau, kad noriu Kartaginą aplankyti. Marso kanjonai. Tokį tiltelį pravažiavau, galvojau, gal pavyks grįžti tą kelią, iš kurio atvariau. Bet žodžiu, nerizikuosiu, nes neaišku, ar yra ten kelias, o kitas dalykas, interneto nėra ryšio. Tai ne pati geriausia idėja būtų dabar rizikuoti. Net neapsisukau dėl kelių kilometrų, dabar gali tekti daugiau prarasti, važiuoju maršrutų, kuris suplanuotas. Pati šitą kelionę buvo vienas geriausių mano sprendimų tikriausiai. Ta prasme, taip gerai galva pravalo. Mintis, tiesiog tokia ramuma, gamta, jokio streso, poilsis visam organizmui. Tokie paprasti rūpesčiai. Pavalgyt, išmiegot. Ir tas labai žavi. Viskas labai paprasta atrodo. Ir kartais būna tokio akimirkų minant, kad atrodo, čia žiauriai sunku dabar. Norėčiau tiesiog pasėdėt, pailsėt. Bet kažkaip užsėdi vėl. Ir vėjelis jau į nugarą pučia pravažiavus kalną. Jau gerai. Jau smagu, gali važiuoti jau ir virš 30 ir važiuojant jau netaip karšta, vėjas pučia. Žodžiu, kalneliai ne tik ant žemės, bet ir tokie psichologiniai. Žodžiu, debatuoju su savim, kadangi nusukau jau, dasidėtų dar 40 km ekstra, tai galvoju, gal velniop tą miestą. Aš vis tiek, kol jį važiuosiu, išvažiuosiu. Šviesoforai. Aišku, gražu būtų, bet galvoju laikytis rytinio plano, montuoti video dar, skirt laiko, nes jeigu aš vėl iki išnaktų, tai kartosi situaciją vakar dienos, kad vėlai išvažiuosiu. Tų kilometrų dar čia spėsiu susirinkti iš tikrųjų. Jeigu pastoju vis nusukinėsiu, tai ta prasme gausis ne 3,5 tūkstančio, o 4,000 kilometrų. O čia būta kažkokios pramonės ar ko. Tokia didelė stovėjimo aikštelė, eit jau tokia apleista. Ar nedabaigtas projektas. Pitstopą. Lygo tam kilo. Įdomius tokius riešutukus pačiupau. Riešutų rinkinys. Bet įdėtos ir pistacijas, tai turi akylai žiūrėti, ką dėti į burną, nes yra ir tokių traškių kukurūzų ir vieną buvo pistacijas įdėjęs, taip. Lašas po lašą ir akmenį pratašo. Čia tešlas uždžiūva ir jas trina ratą. Gerai į nugarą pučia. Vau, labai man patinka. Vienu metu Kem 5 važiavau
Jeigu taip visą laiką, tai kas čia? 5 valandas ir va, aš jau būnu normaliai pavažiavęs, o ne kaip dabar. Myniau vienu metu ant 20, ant 18, žiauriai sunkiai buvo. Dabar jau gerai. Oi, tik kelias prastėja. Kai varau tiesiai, 3-2, kem, tai jau tas mano svoris atrodo netoks baisus, aš kaip lokomotyvas įsibėgėju, bet tada jau varau. Vienintelė mano kliūtis yra kalnai, kad man savo tą kudašių užkelti atsiranda reikalų. Ant tų žodžių į kalną, bet nedidelį. Ir dar pradėjau tokią dėkingumo praktiką daryti. Tai tiems, kurie pralenkia gražiai, pamoja ranka, vietoj to, kad anksčiau grumodavau tiems, kurie labai šalia pravažiuoja. Tai visai geras jausmas. Ir šiaip, kažkaip mano nuotaika labai koreliuoja su greičiu. Jeigu yra greitis, yra ir nuotaika. Ar tai blogai? Nemanau. Tai va. Oi. Navigacija rodo tiesiai, o man rodo ženklai, kad negalima eiti. Tai va, nebūčiau nusukęs, nebūčiau pamatęs šitą bokštą, kondicionierių. Aviganę vokiečių. Ai, kur aš čia dabar braidau? Oi, mamacita. Ok, už šitą nuokrypį aš pasimsiu laimą, kuris atneš man laimės. Nu, ko čia dar turit? Juokauju. Pasiėmiau įsipurkščią į vandenuką, nes vien atsibosta vandenį gert, norisi skonių stipresnių, įdomesnių, nori sūriai, saldžiai. Oi, gerai, važiuoju, nefilmuoju. O, žiūriu, dar gal salotų pasiskant. Primena fermą, kurioje kažkada dirbau 11 klasėje Anglijoje. Norėčiau pagirti Ispanijos fūrų vairuotojus. Labai gražiai ir rūpestingai aplenkia. Matas, kad kilometrų neskaičiuoju, nes pravažiavau vėl posūkį. O, yra ir anglų keliaujančių. Hola. Hola. Gerai, kad vos nenusivažiau. Paskambino bičiuliui Andriui ir sako, žinok, ta Kartagina nieko gero. Tai džiaugiuosi iš tikrųjų, nes jau dabar temsta ir man liko 16 kilometrų. Turiu 175. Labukas. Labai gražu ir po fermas pasivažinėti. Ramu, automobilio nėra, oras kvepia. Nu ką, nereiks statytis
vilos su baseinu. Tas vanduo toks žydras. Galvoju, tikrai čia yra pasirūpinta ir chloraminu viskuo. Leido pro vartus. Kas čia bus? Bus kalnas, kas daugiau. Tai ką, baigiau kelionę. 191 km šiandien. 1000 sukilimo. Ir 7,5 kažkas tokio važiavimo ant dviračio. Bet dviratį jau pasiparkavau. Įsičekinu. Bičiulis Andrius pasiūlė apsistot pas jį. Tai ta prasme, aš nuo 0 iki mėnulio. Wow, fantastiškai čia pasisekė man. Mano patalai mėgamasis. Ilsėsiu šiandien kaip karalius. O, šiltas dušas. Dar pepsi gavau pasitikimo. Nu labai liuks. Žiauriai esu dėkingas. Labai smagu. Tai visiems linkėjimai iš Ispanijos. Ir einam ilsėtis. Čiau.